Juk kaip pas žmogų veikia smegenys. Cheminiai E elementai 99 junginiai yra. Ir į paprastą šokoladuką pridėta 500 junginių visokių. Į tą šokoladuką. Ir jūs vakare norit, taigi smegenys pripratę kaip prie narkotikų, prie cheminių junginių. Jūs net purto, kai norit, jūs to šokoladuko ir po to sergat nuo to šokoladuko. Serga kūnas, serga organai, serga smegenys, serga kraujagyslė, širdis, kraujas susiteršia, viskas, jūs valgot nuodus, žmonės po koronos užsižmodytas, stipriai maistas. Ir va čia, jei jūs virsit 3 grūdų košę šitą ant šaltinio vandens, jums bus energija, sveikata, jums visos ligos pabėgs, kurios buvo lėtinės ligos, visos pabėgs per maistą. Maistas gali žudyti, maistas gali gydyti, taip kad sekit šaltinio vandenį, valgykit 3 grūdų košę, būkit sveiki žmonės. Maistas esmė, ne vaistažolės, o maistas. Kokiu kūrų pildom, taip mes funkcionuojam. Vaistažolės hormoningai veikia, tos vaistažolės gydys kūną, protą, energijas, atstatys beveik visas ligas. Pavyzdžiui, kompleksiškai kaip veikia ir poniabudės liūto karčių ekstraktė yra bitrės liepelinas, ciberžolė gydo skrandį, žarnyną, mumijus, kaulus atstato, pušies konkorėžis labai gerai plaučius gydo. Bet kada mes susergam, žmonės kažkokie ateina pas mumi nesklandumai sveikatoj, mes turim suvokti, dėl ko taip atsitiko. O atsitinka dėl 2 faktorių. Tai atsitinka dėl maisto ir streso. Per daug maisto su žmonės užnuodytas, per daug chemikalų maiste, per daug E elementų maiste. Mums atsisakinėja dirbti vidiniai organai, atsisakinėja dirbti energijos, protas, neurologinės ligos eina kaulinės ligos, artritas, artrozė, podagra, kristalizuojasi šiukšlės iš kaulų, eina skrandžio žarnyno ligos, eina nervinės ligos, eina nemiga. Eina vyram vyriškumo praradimas, visas bendras organizmo įsiteršimas čia ir yra maisto pasiekmės žmonės. Maistas ir stresas įtakoja viską. Šitos visos vaistažolės, visi komplektai galingiausių vaistažolių nublanksta prieš 3 grūdų košę. 3 grūdų košė. Atsiminkit žmonės, maistas mus gali žudyti, maistas mus gali gydyti. Išduosiu jums sveikiausią pasaulyje receptą, kur maistas neša naudą, maistas gydo. Maistas gali žudyti, maistas gali gydyti. Ir jūs visą laiką vartojot žudantį maistą, kuris atneša nemalonumą. Jei jūs pradėsit valgyti košytės, pilną pilvą košių, nuo 1 iki 6 pilną pilvą košių, jums pasveiks visas organizmas. Man šitos vaistažolės didelę nuostabą padarė, kaip jos atgydo sveikatą. Bet ką iš sveikatos padaro košės 3 rūšių. Pirma košė, burnotis, sveikiausia pasaulyje košė, turintis skvaleną. Tas skvalenas maitina visus organus deguonim. Tas skvalenas ir po vandeninių ryklių kepenyse. Rykliam net nereikia iškvėpti, kesotus deguonim. Ir jūs, kai pavalgote šitą košę, jūs pasisotinat 5 kart daugiau deguonies. Širdis, kraujagyslės, inkstai, plaučiai, visi organai dainuoja nuo skvaleno, skvaleną tyria visos laboratorijos. Burnočių 5000 metų pati vaistingiausia ir maistingiausia mūsų košė, mūsų planetoj, mūsų žemėse. Jinai turi aukščiausią skaičių baltymų, jo šitas baltymas prilygintas kalmaro baltymui, įsivaizduojat? Pats aukščiausias baltymas šitoj košiai. Šitoj košiai ir visi mikroelementai, mineralai, vitaminai, kad tik pamaitint, atstatyti, duoti gyvybę, duoti elektrą, visus organus valyti. Maistas juk žudo, maistas gydo. Burnoti, valgyti, dievų košė, pamiršta košė mūsų kraštuose, protėvių galinga košė. Antra košė, žalias, baltas grikis. Jūs kai valgot grikį, tas grikis išdegęs, iškepęs, jis jau netikras, jis negyvas, jis krosnėje išdegintas, už tai jum puodą dažo rudai. Tas grikis nieko vertas, jisai tuščias, o šitas grikis pilnas gyvybės, mikroelementų, mineralų. Jis taigi pabrinkini vandenį, duoda daigiukas išauginėja iš jo tikras elektrinis maistas prisotintais visais elementais, mineralais, vitaminais. Žinokit, žalias baltas grikis gydo visus organus ir gydo sielą, migdo vidinius demonus, elektrinis maistas. Nervinė įtampa, jum visą stresą užgesins, jum visą nerimą užgesins šitas maistas, juk elektra, jūsų mintys susidaro iš elektros. Kada jūs valgote baugų maistą iš benzolinių junginių, elektriniai impulsai trukinėja, nuplėšinėja, mum eina baugumas, mum eina neurologinės ligos. O šitas elektronikas,
Jame tiek elektros, bus šuolis elektros. Čia košė bolivinė balandė, joje tiek mikroelementų, mineralų ir vitaminų, kad tiesiog šitus 3 grūdus maišai kartu. 3 grūdai šitie maišosi kartu. Susipilam šitus 3 grūdus po vienodai į vieną bliūdą ir užpilam šaltinio gyvo vandens. Šitus 3 grūdus reikia brinkinti 12 valandų. Šaltinio vanduo visus užpurškimus grūdo, išims visus nešvarumus, netratus, išims visą purvą, gyvybės, švarus vanduo, gyvybės informacija gyva. Jinai suima visus nešvarumus į save. Šitas vanduo šaltinio antiek tyras, išvalys jūsų grūdą per 12 valandų. Žaliam gryky yra gleivis. Tos gleivės kauksas sveikatai, tos gleivės plaučius atstato kraują, kepenis valo, tos gleivės tiesiog fantastika. Jums atnešė maistas ligas, visas ligos išeis per maistą. Jei jūs šitas košės valgysit nuo 1 iki 6 pilnų pilvų, šitas košės reikia brinkinti 12 valandų šaltinio vandenį, po to virta labai ant silpnos ugnies valandą. Verdam valandą ir užsinešam skonius. Būtinai verdam ant šaltinio tyriausio vandens. Ir kada jūs darysit šitą 3 grūdų košės pas save, visos funkcijos atsikimšinės. Šitos visos vaistažolės gydytų jūsų organus, bet jūs turite suprasti, kad jūs susirgo dėl maisto ir streso. 2 faktoriai. Maistas jūs užteršia, stresas numuša imuniteto bakterijas. Imunitetas negamina bakterijų ir bakterijos visos. Niekas negali sulaikyti piktų bakterijų ir tos bakterijos veržiasi 200 lėtinių ligų. Ir košė atstato imunitetą, pasotina mumis viskuo. Elementais, mineralais, vitaminais, mums kyla imunitetas į viršų, mums kyla visos medžiagos į viršų, mums eina atsistatymas. Jūs atsiminkit, kad košė, mūsų protėviai vien košę valgė, o šitie 3 grūdai atstatys jūsų sveikatą. Atstatytų sveikatą ir vaistažolės, nuostabios vaistažolės atstato sveikatą, bet kad laikyti sveikatą normų, jums reikia maitintis gerai. Ir kas kart valytis, 3 mėnesius kartą valyti šaknelės, žolelės, grybai, tinktūros, samanos, fermentai, viskas žudo parazitus. Tuos parazitus, kur jūs gaunat iš mėsos, iš nešvarų chemikalų, sunkių metalų, viską vau. Ir taip pat viską valytų va šitos košės. Ir vat gaunasi, pažiūrėkit, šitą košę jūs verdat ir užverdat daržovėm vaisiai. Dabar va padaryta man čili su pomidorinė košytė, pažiūrėkit koks skanumas. Ir dabar aš šitos košės turiu valgyti pilną pilvą. Nuo 1 iki 6 turiu pilną teisę valgyti pilną pilvą košės. Jei aš laikysiu pilną pilvą košės, aš būsiu visiškai sveikas, visiškai energingas, aš niekad miego nenorėsiu. Elektrinis maistas pramušinės mane į viršų, elektra tiesiog šausis smegenys, man gerosios energijos, geros mintis, pozityvumas, greitis, energija, viskas nuo šitos košės. Valgykit mėnesį vien šitą košę 3 grūdų užvirtą įvairiom daržovėm. Galit čili daryti, galit pomidorinę daryti, galit moliūgą su svogūnu daryti. Įvairūs receptai, žmonės. Jūs turit būbinti šitos košytės pilnais pilvais. Jūs turit pereiti tą gyvenimo būdą, jūs gyvenot kaip parazitai, gyvenate liūtai, tigrai, prisėda mėsos, bulvių, krenta miega. 24 valandom liūtas juk nukrenta miegot, prisivalgęs mėsos. Ir jūs taip gyvenot. Mėsos parazitai jūs valgo iš vidaus. O košė duos visus mineralus, vitaminus, visą energiją šituose grūduose, elektrinis maistas. Košės, vaisiai, daržovės. Viskas, ko mums reikia palaikyti. Fainą sveikatą, energiją, gerą nuotaiką, gerus vidinius organus. Valgykite košės. Taip kad linkiu jums ilgaamžiškumo, sveikatos ir geros nuotaikos. Ate.